reikia pultelio V2 Electronics. Yra tokia situacija, kad kitame mieste reikalingas pultelis V2 Electronics. Mes turim du pultelius. Čia yra H-Hermatic ispaniškas pultelis ir specialus pultelis Pro. Tai reiškia, kaip mums galima nukopijuoti ir pririšti. Kadangi šitas V2 pultelis yra kintamo kodo, tai jį reikia pririšti. Šitos automatikos tokia savybė yra, kad jinai turi distancinį pririšimą. Tai reiškia, kad nukopijavus tą pultelį iš šitą arba iš šitą mes galime, neatidarant automatikos, pririšti naują pultelį. Dabar parodysiu, kaip reikia kopijuoti. Kopijavimas yra toks pats. Tai dabar įvedame į programavimo būseną, spaudžiu 1, 2, 3, 4. Viską atleidžiu. Dabar statom taip. Spaudžiu veikiantį mygtuką. Matome, kad sustojo. Ir vėl pradėjo šiek tiek kitaip mirksėti. Tai dabar dar kartą paspaudžiam ant šito. Pradėjo greitai mirksėti žalia spalva. Užtvirtinam čia. Čia dabar jau randasi būtent tas kodas ir tas dažnis. Dar kartelį pakartosim. Tas principas galioja ir šitam pulteliu. Tai irgi įvedame programavimo būseną. Spaudžiam, neatleidžiam. 1, 2, 3, 4. Atleidžiam, jis pradeda lėtai mirksėti. Spaudžiam veikiantį mygtuką. Sustojo, dabar pradės mirksėti. Ir dabar dar kartelį spaudžiam ant veikiančio pultelio. Irgi pradėjo mirksėti greitai žaliai, tai jis priėmė. Tai užfiksuojam tą kodą čia. Tai dabar tie patys kodai yra čia ir čia. Ką mes turim padaryti, kad jis pradėtų veikti? Mums reikia atvažiuoti prie automatikos, stovėti kuo arčiau. Tarkim, jeigu čia būtų pakeliami vartai, tai reikia užeiti į vidų. Durys turi paleisti tos durys, uždaryti tai yra tos durys arba vartus. Jeigu bus kitos sistemos, kito principo veikimo, tai yra stumiami vartai, tai reikia stovėti labai šalia tos dėžės, kur randasi imtuvas. Ir būtinai vartai turi būti uždarytam padėtyje. Tai tada stovim labai šalia, kaip ir minėjom, bent kokia būtų ta automatika. Spaudžiam šitą mygtuką, užsidegė lėdas, jis dega pastoviai, kol kas nemirksi. Mes neatleidžiam iki to momento, kol pradės lėdas mirksėti. Kai lėdas pradeda mirksėti, mes turime atleisti ir jam netrukdyti daryti savo darbą. Tuo metu, kai jis mirksi, jis perduoda visą informaciją nuimtą nuo pirmo mygtuko į varto automatiką ir ten programuojasi. Dabar laukiam, kol jis išbaigs savo darbą, tai yra užges. Ir nuo užgesimo momento mums reikia palaukti 15 sekundžių. Po 15 sekundžių vartai jau turi atsidaryti. Aišku, jeigu viskas tvarkoja su jūsų automatika ir varto automatikoje dar liko atminties. Tas pats principas į čia. Spaudžiam, neatleidžiam. Lėtas šviečiasi, neatleidžiam iki to momento, kol pradės mirksėti. Tai pradeda mirksėti, mes atleidžiam. Jis daro savo darbą be mūsų pagalbos. Dabar lauksim, kol lėdas užges ir po to dar palauksim 15 sekundžių. O taip vyksta pririšimas.